Garantuoju, Baltijos šalyse jūs matote pirmą kartą. Bet kai viską padarai teisingai, tai grąža ūkiui garantuota. Mes Ugniau laimingas šiandien. Labai. Kodėl? Todėl, kad mes turime su kuo pabendrauti, kam parodyti, ką veikia. Padarėme du tokius įdomesnius darbus. Atidarėme mikrobiodujų jėgainės 44 kW galingumo žemės ūkio bendrovėje Berčiūnai. Pasižiūrėjome, kaip jisai veikia. Pasveikinom patį, ko gero, žmogų, kuris sutiko su šią investiciją, tai Oksana, Vadimas, Oksanos sesuo taipogi. Berčiūnams biodujų jėgainės reikėjo, kad galėtumėm apsirūpinti nepriklausomai patys elektros energiją būtent tam objekte, kur ištisai byra ten, kur tie bokšteliai, ten už kampo. Ten yra cechas daromas, kurį jau paleidinėsim lapkričio mėnesį. Tai plečiatės ir plečiatės? Plečiamės ir plečiamės. Mes idėjų nestokojam. Kodėl būtent pasirinkimas Bioelektrik buvo? Labai patenkinti. Labai patenkinti. Mes pirmiausia tai dirbame su tuo, kas lieka jau iš po gyvulininkystės ūkio. Ir į tvarumą su tuo, kas lieka po karvučių, po galvijų. Tai šiuo atveju dar prieš mikrobiodujų jėgainę, kol bendrovės vadovybė patikėjo, jog tikrai jiems jos reikia, mes prieš turbūt metus gal daugiau instaliavome pasterizavimo sistemą, mėšlo pasterizavimo sistemą. Tai jos pagalba mes generuojame apie taip 12, 15 kubų separuoto pasterizuoto kraiko, kuris yra, naudojamas ypatingai jautriom melžiamom karvėm. Po karvučių vis tiek lieka tas, kaip sakoma, daiktas, kuris auksu kai kada vadinamas Lietuvoje, kurio šiaip nelabai ir gausi. Ką šiandien pristatot? Tai mes matot, tą auksą mes apdirbam vienokiu ir kitokiu būdu, panaudojam jo naudą, grąžindami į fermą, pasimdami šilumą, pasigamindami elektrą. Ir dar po viso to aukso, kas atlieka skystoje frakcijoje ir medžiagom, kurios tinkamos tręšimui, mes jį perdodame toliau į laukus. Mums leido bendrovė pademonstruoti, su kitų ūkininkų pagalba ir pačios gamyklos pagalba. Tai yra naujausia savaeigė Agrometer SDS 8000 laistymo sistema, 36 metrai plotis. Ir taip pat mes turime prikabinamo tipo su įterpimu, tai yra Agrometer SRS 1200. Srutų įterpimo išlaistymo sistema. Tai tokį vaizdą, kokį jūs dabar matot, aš jums garantuoju, Baltijos šalyse jūs matote pirmą kartą, kad dirbtų tokio dydžio ir našumo. Žiūrėkite, ten toliau dirba dvi labai galingos dizelinės stotelės, kurių pagalba yra pompuojamos, digestatas arba sruto, šiuo atveju kvapelį jaučiat, ko gero, bet toks nėra labai aštrus. Tai čia yra jau fermentuotas mėšlas, toks kvapas lyg dumblelis būtų visaka. Ir būtent mes tą frakciją tiekiam į pirmą prikabinamo tipo Agrometer sistemą ir antrą, savaeigę. Trumpai tariant, turbūt daugelis suprato, 250 arklių John Deere variklis, taip pat Bauerio siurblys. Ši sistema turi didžiausią galią, tai yra praleis per save 250 kubinių metrų, ar tai bus digestatas, ar tai bus skystas mėšlas, aišku priklausys nuo jo tankio, kiek į tolį ir kaip greitai. Sistema dirba autonomiškai, jeigu pastebėsite, tarkim, ta didžioji mašina arba ana mašina,
gali dirbti tik su vienu operatorium, kadangi siurblys yra valdomas pilnai radio arba GSM ryšiu, priklausomai nuo vietovių, kur jūs dirbate. Jeigu jūsų, tarkim, vietovės yra labai miškingos, kalvingos, taip toliau, tai tokiu atveju dar dasikomplektuoja papildomą anteną, net 12 metrų. Skaitmeninis radio ryšys yra stiprinamas su GSM moduliu. Kitaip tariant, jeigu žino GPS sistemos RTK yra, tai čia vietoj to, kad RTK, taip stiprinamas ryšys radio yra. Ir visiškai pilnai, kiek tai mašinai, nesvarbu, kiek jinai nutolus yra, ji reguliuojasi savo, kitaip tariant, kubatūrą į hektarą yra užduoda, reiškia, mechanizatorius ir šis siurblys tai reaguodamas reguliuoja, reiškia, padavimo srautą ir, kitaip tariant, siurbio našumą, slėgį ir taip sureguliuoja, reiškia, patį kiekį. Tarkim, užsistatai 20 hektarų, 20 kubų į hektarą, vadinasi, dirbs tokiu pajėgumu, kad paduotų tiek. Čia ne krepšinių žais, bet kiekvieną dieną pabaigus darbą šitą kamuolį kišat į galą, jungiat kompresorių ir jisai visą kelią išvalo jum sistemą. Ten yra gaudyklė, pagauna tą kamuolį, viskas. Jūs išjungiat sistemą, ryte atėjęs operatorius gali toliau tęsti darbą. Čia mašina profesionali, jinai skaičiuojama yra maždaug tokia investicija verta, jeigu jūs turite maždaug nuo 60 iki 120-150 tūkstančių kubų per metus. Čia šiuo atveju demonstruojam tai, kas dabar Lietuvoje tampa įdomu vidutiniam ūkiam ir taip toliau. Vienintelis iš tokių žinomų gamintojų yra užpatentavęs šitą kraninę sistemą. Jeigu jūs pažiūrėsite į žarną, kuri yra tenai, jin atrodo kaip nauja, nesvarbu. Naudota mašina, daugiau, mažiau, šlangai yra mažiausiai, reiškia, pati žarna perdavimo mažiausiai susidėvėjus. Mes žarną guldom, mes jos netraukiam, netempiam, netampom, neapkraunam, bet kokiais kitais dalykais, mes ją paprasčiausiai guldom. Kaip pavyzdys, mes dabar turim universalų Olandų gamybos Bomech, reiškia, įterpėją. Jis yra pagal gamintoją deklaruojamas, jog tinkamas yra ir į ražieną, ir į, reiškia, pradinės stadijos pasėlį ir taipogi į pievas. Kadangi jis yra universalus, jis paprasčiausiai, reiškia, šios, reiškia, lingės pagalba duoda 15 kg slėgį maždaug, iki 30 galima ant kitų, reiškia, modelių reguliuoti, čia pats standartinis yra. Ir jūs įterpėt maždaug 4-5 maksimum centimetrų gilyje, reiškia, savo frakciją, kurią jūs norite. Prie šio, reiškia, įrenginio SRS 1200 mes galim dėti tai, kas mums patinka. Reiškia, galim dėti diskinį terpėją, noraginį terpėją, galime tiesaus disko, reiškia, galime pakreipto disko dėti sistemą. Čia jokio skirtumo nėra, ką mes kabinsim prie šios mašinos. Patirite joje mes galime komplektuoti 2 tipų žarnas, galim komplektuoti 4,5 colio, galime 4 colių, nuo to priklausys, kiek į rytę telpa mums žarnas. Tai šiuo atveju čia yra 625 metrai, gali būti 585 metrai, jeigu pasirinksite didesnio, reiškia, didesnio diametro žarną. Galinė šis, vienintelė čia viena šis yra, galite ją reguliuoti, vėlgi, kad neslėgtumėt dirvos, kad nevažiuotumėt tom pačiom vėžiam, kaip traktoriaus platinat mašiną. Priekį stoja kompensacinė talpa, jinai yra 3000 litrų, 3 kubų, kitaip tariant, kadangi apsisukinėjant su padargu siurblys bet kokiu atveju veikia, jos nestabdo ir jūs toliau vėl pradėjęs darbą apsisukęs einat į priekį. Tai kompensacinė talpa jums išlaiko tikslumą aplamai. Jeigu statė 20 kubų, reiškia jos pagalba bet kokiu atveju lyginsit tą 20 kubų ar ten 50 kubų į hektarą. Pas mus biodujų jėgainės turi tik labai dideli ūkiai, o čia pamatėme, kad jėgainės gali įsirengti ir nedideli ūkiai. Mes turime pienininkystės ūkį. Prieš 4 metus įsirengėme melžimo robotą, vien todėl galime šiandien čia stovėti ir džiaugtis gyvenimu, dairytis naujovių. Galbūt investuosime į plėtrą, bet tai priklauso nuo pieno supirkimo kainų. Kyla labai daug naujų minčių. Ūkių šeimininkams reikia daugiau žinių apie naujas technologijas, kad ateityje galėtume gyventi švariau ir efektyviau. Lietuvoje yra jau 8 biodujų jėgainės, o Latvijoje tokių ūkių nėra.
todėl mes galėtume bendradarbiauti, kooperuotis, žiūrėti, domėtis naujovėmis. Būtų gerai, kad visą tai kartu įvertintų ir rastų sprendimų mūsų Žemės ūkio ministerija ir ūkininkų organizacijos, kurios gali padėti atskiriems ūkininkams. Tam, kad geriau pasinaudotume ES parama, ūkininkai ir valdžios atstovai turi žinoti, apie ką eina kalba, nes tai mūsų ateitis. Iš pradžių mes žiūrėjome, kaip vyksta projektų rėmimas Lenkijoje. Pamatėme pirmuosius geruosius biodujų jėgainių pavyzdžius bei kitas priemonės, pirmiausiai pieno sektoriuje. Tuo tarpu, ką mes turime Lietuvoje, tai turime priemonės biodujų gamybai, gyvūnų geroviai, visa tai susiję su pienininkystės sektoriumi. Tikrai labai džiugu dalyvauti tokioje šventėje, tokios biodujų jėgainės atidarėme ir daug yra pažįstamų ūkininkų, kurie jau, kaip ir Arūnas Lipavičius, pats pirmasis Lietuvoje įdiegė tokią sistemą. Ir kas įdomiausiai, kalbant apie aptarnavimo kaštus, apie servisą, tai tikrai nėra dideli pinigai. Tai vienas džiuginantis dalykas, kitas dalykas, kad uždaras ciklas ir tokių biodujų jėgainių gali naudoti netgi ūkis su 50 karių. Ir mes matome labai senus pažįstamus Latvijos ūkininkus sutikau, kur jie turi vieną melžimo robotą ir planuoja netgi apie mažą biodujų jėgainę. Tai tikrai ir mes Lietuvoje galime taikyti ir prie 50, prie 100, prie 200 karvių tokias uždaras sistemas. Tai tikrai labai džiugina tokie investiciniai projektai.